Sveiki, klausantis tinklalaidės egzaminio prireiks, tai yra antroji Lietuvos moksleivių sąjungos tinklalaidė ir šiandien turime garbingų svečių studijoje. Turime Arūną Balčiūną, kuris yra Lietuvos karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktorius ir dimisijos pulkininkas. Tuomet turime Umberto Masi, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentą ir Lietuvos moksleivių sąjungos revizijos narį Julijų Janulevičių. Visi čia mūsų pristatyti svečiai, kaip, ir aišku, jūs, kad turit jau šiokį tokį sąryšį su kariuomenė. Umberto pats yra jaunųjų karininkų vadų mokymų dalyvis. Julius yra krašto apsaugos savanorių pajėgose tarnaujantis jaunuolis, o aš bandau prasmukti į karo komendatūrą dėl to, nes manęs į Kaspą nepriėmė ir nežinau, ar bus palengvinta medicininė tvarka. Tai visi kažkiek esam susiję, galim kalbėti apie bendrą reikalą iš skirtingų taškų. Norėčiau kalbėti apie moksleivių aktualijas, kas moksleiviam yra aktualu, svarbu, pabandyti grįžti į mokyklą tuomet, kai buvote mokiniai, ką prisimenat ir kokių žinių galbūt jums trūko, kokių patirčių trūko, tai suvokti tai, ką dabar matot iš savo asmeninių patirčių ir pabandyti kalbėti, aš bandysiu kalbėti paprastai, jeigu ką kaip nors perfrazuosim, tai tiesiog jauskite laisvai išsakyti savo mintis. Ir galbūt pradėkim nuo konkretaus koncepto šitos tinklalaidės, tai norėtumėm kalbėti, kaip Lietuvos moksleivių sąjunga žiūri į pasipriešinimą pilietinį, tai reiškia, jeigu diena X ateina ir mes turime agresiją į mūsų valstybės atžvilgių, ką mokiniam reikia žinoti, ką mokiniam reikia daryti, ką būtų gerai žinoti žymiai anksčiau ir lygiai taip pat tada, kaip jiem, ko tikėtis, ką jie turėtų žinoti baigę mokyklą. Tai yra išėję gyventi kaip suaugę piliečiai į visuomenę ir iš tos perspektyvos, iš tos pusės ir bandysim paliesti šiek tiek civilinę saugą, pilietinį ugdymą ir kariniam pasipriešinimui skirtą ugdymą mokykloje. Tai gal ir tada galėtumėm pradėti nuo tokių šiaip bendrų aktualijų, kurias matote Lietuvoje, pasaulyje, švietimo sistemoje, kodėl yra svarbu mum kaip moksleiviam kalbėti, kas mum yra svarbu su šita tema, kokiam kontekste mes ją įrašinėjom. Tai gal pradėkime, Arūnai, nuo jūsų papasakokit šiek tiek bendrai tą geopolitinį kontekstą, kodėl Lietuvos valstybė sugalvojo paimti ir šaukti visus vaikinus po mokyklos baigimo į kariuomenę privalomai. Ačiū visų pirma, ačiū už galimybę dalyvauti šitoje laidoje ir kalbėti labai, labai reikalinga tema. Ką jūs ir paminėjote, tas kontekstas šaukimo, privalomo šaukimo ar aplamai karinės tarnybos klausimas yra ypatingai aktualus, turbūt gerai žinomo pavyzdžių Ukraina. Tai be abejo, Lietuva atgavus nepriklausomybę iš karto galvojo apie savo gynybą, apie savo saugumą ir pasirengimą, tai diena X, kaip jūs ir minėjot, kad valstybė, piliečiai būtų pasirengę ginklų ginti valstybę. Tai be abejo, tas laikas bėgo, buvo laikotarpė, kada ir, sakykim, ta saugumo situacija buvo vertinama kitaip, ta prasme ir švelnesnė situacija buvo, kai mūsų galbūt kaimynai kitaip žiūrėjo į tas visas, ypač demokratinės vertybės, bet laikui bėgant situacija dėja tik tai prastėjo ir šiandien dieną, kaip ir minėjau, turim karą Ukrainoje ir matom, kad ten piliečiai, jaunimas yra praktiškai dauguma iš jų yra įtraukti į savo valstybės gynybą. Vienaip ar kitaip. Vieni apkasuose su ginklu gina, kiti dirbdami kažkokiose įstaigose, valstybės institucijose, bet taip pat prisidėdami prie valstybės gynybos. Ir manau, kad čia vienas geriausių pavyzdžių, iš ko mes galėtumėm ir turėtumėm mokytis ir savo, sakykim, valstybės gynybos konceptą, valstybės požiūrį, kaip mes ginsimės, turime adekvačiai žiūrėti ir koreguoti galbūt ir statyti tą pastatą bendromis jėgomis. Turbūt ne vieną kartą buvo kalbėta ir viešai iš aukštų valstybės pareigūnų, kad viena kariuomenė tikrai neapgins valstybės.
Tai yra nedidelė dalis piliečių su ginklu, kurie tikrai bus pirmose gynybos linijose, bet visos visuomenės, visų piliečių susitelkimas yra ypatingai svarbus, nes reikės ir aprūpinimo, ir kitų dalykų, kurie nepasitraukia prasidėjus karui. Jie yra čia. Kiekvieną dieną reikės ir maisto, reikės ir transporto, ir paslaugų, ir viso kito. Tai visų piliečių susitelkimas yra ypatingai svarbus ir tikrai džiugu, kad bent jau šiai dienai mes tikrai daug kalbame apie tai, darom žingsnius, galbūt kartais truputį per lėtai, bet judame tą linkmę, kad mūsų piliečiai suprastų ir galvotų, kaip jis galėtų prisidėti prie valstybės gynybos. Tai yra labai svarbu. Gal galėtume šiek tiek papasakoti pačių, kur, pavyzdžiui, galėtų mokinys rasti tokią informaciją, paskaityti apie aktualijas. Na, pavyzdžiui, jeigu dabar turim dirbtinį intelektą ir metaduomenis, Ukrainos patirties, kaip jūs sakot, galima nuo vaizdo įrašo pasakyti, ta prasme, ar ten draugiška, ar priešiška technika juda kažkur, mokinys su telefonu filmuojantis tą medžiagą ir keldamas į socialinius tinklus iš principo gali būti ir grėsmė nacionaliniam saugumui ir gali būti ir pagalba, jeigu tai yra naudojama tinkamai. Nežinau, kiek čia su visom žmogaus teisų konvencijom susiveda, jeigu mokiniai dalyvauja tokiuose veiksmuose, bet galbūt apie tai vertėtų kalbėti. Tai kur galėtų mokiniai rasti tą informaciją? Tai be abejo, informacijos sklaida yra labai svarbus elementas visuomenės pasirengime valstybės gynybai ir teisingai jūs pastebėjot, kad tą visuomenės dalį, ypač jaunimą, reikia kuo anksčiau šviesti, informuoti ir suteikti galimybės žinoti kuo daugiau. Taip, yra, kaip mes demokratinė valstybė turime ir įvairių institucijų, pasaulio institucijų, konvencijų dalyviai ir negalima daryti dalykų, kurie prieštarauja tų konvencijų nuostatoms. Tai be abejo, kaip pilietis, jis turi būti visų pirma suaugęs ir būti pasirengęs vykdyti tam tikras funkcijas, kurios jau numato įstatymai. O kalbant apie jaunesnę visuomenės dalį, tai manyčiau, kad švietimas yra svarbu ir tų žinių suteikimas. Žinių suteikimas gal pradedant aplamai apie tą pilietinį pasipriešinimą ir galimybės prisidėti prie jo. Tai aš manyčiau, kad kiekvienas jaunuolis ar pilietis turėtų žinoti, kaip jis turi elgtis visų pirma, jeigu ateina X diena. Ar reikia bėgti, ar reikia slėptis, ar galiu kažką padėti teikiant informaciją ir taip toliau. Kiek jodo tablečių galbūt pirkti? Tikrai taip. Ir turbūt visiems, ne visiems, bet yra žinoma ta internetinė svetainė 72 LT, taip, kur tikrai galima rasti informacijos apie tai, ko reikia taikos metu paruošti, kokią kuprinėlę turėti, ką ją įsidėti. Tai tikrai čia aktualu ne tik suaugusiems, bet ir jaunimų, kurie žinotų, ko reikia ir kada to reikia. Ir be abejo, čia vėl galbūt kalbant apie platesnį kontekstą, tėvai turėtų galbūt ir prisidėti prie to, šviečiant jaunimo vaikus, ką turėtų elgtis, kaip turėtų elgtis vaikas, nes galbūt ypač kai vaikai paauga, ne visada tėveliai būna šalia jų, o kai jaunuoliui vaikam reikės elgtis kažkaip, kur bėgti, ką daryti, kad turėtų tų žinių. Tai manyčiau, tas švietimas yra labai svarbus ir manyčiau, kad tikrai plėtros šiame kontekste yra labai daug ir įvairiausių projektų turbūt gali būti ir daugiau, ne tik tie, kurie dabar yra pilietinio pasipriešinimo programa mokyklose, bet ir kitokių, kurios dabar vykdomos ar Krašto apsaugos ministerijos mobilizacijos, tai pilietinio pasipriešinimo departamentas, įvairiausi kursai, įskaitant ir hibridinių dronais galima išmokti pilotuoti juos ir taip toliau. Ir dar galbūt šiek tiek žiūrint į priekį, dabar juda
jau, sakykim, toks rimtesnis projektas, tai karo komendatūrų klausimas, kurios ir taikos metu turėtų būti įsteigiamos ir į jas tikrai bus kviečiami piliečiai, kurie galės prisidėti prie komendantūrų veiklos, nes komendatūros taikos metu jos galbūt nebus užpildytų 100%, bet tiesiog bus organizuojamas pasirengimas, mokymai ir visokie eilė kursų. Aš dar jūs šiek tiek nutrauksiu, aš dabar taip paklausiu tokio labai plataus klausimo, kokie praktiškai tarnybos būdus, dabar čia galim visus perėti, bet mes turėsim šitą dalį, aš to į tinklaladį, tada galėsim sugrįžti. Umberto, tada klausimas tau. Tu bet kokiu atveju esi man pasakojęs tikrai ne kartą, kad yra toks dalykas kaip visuotiniai planai gynybai ir yra suformuota konkreti gairė, kur yra nevyriausybinės organizacijos arba mokinys, galėtume koncentruotis į mokinį būtent tose planuose. Aš nei tų planų ten konkrečių pavadinimų dabar čia nemanau, kad yra prasmė gilintis ar aiškintis, bet maždaug kokia yra mokinio vieta tose planuose arba nevyriausybinio organizacijų jaunimo, kur dalyvauja mokiniai. Čia yra labai geras klausimas, nes iš tiesų labai ilgai visos ir įvairios organizacijos, kurios užsiima savanorystę ar pagalbą krizių atveju, jau daugiau negu metus vyksta diskusijos įvairiuose formatuose apie tai, ką turėtų daryti nevyriausybinės organizacijos. Tai nebejotinai visokie planai vienokių ar kitokių situacijų šiuo atveju, jeigu mes kalbam apie gynybą, irgi yra, bet jie nebūtinai yra mums pasiekiami. Ir žinomi. Ar jie yra mums, galėtumėm įvardinti puslapį, kur mokiniai galėtų nueiti paskaityti? Mokiniai paskaityti to negalėtų, nes nemaža dalis yra paprasčiausiai įslaptinta ir turi žymas, kurios yra skirtos mano bent žiniomis, jeigu kas galbūt direktorius galės pataisyti. Bet kas yra žinoma, tai yra vienas dokumentas labai svarbus, tai yra strategija dėl piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui, kuri yra surašyta, ką reikėtų ir tiek valstybės institucijoms, tiek nevyriausybinėms organizacijoms daryti, kad visuomenė ir atitinkamai mums aktualiausia turbūt jaunimas geriausiai galėtų būti pasiruošęs įsitraukti vienokiu ar kitokiu būdu į pilietinį pasipriešinimą. Vienas iš svarbiausių dalykų, manau, kuris yra reikalingas bendrai, kalbėkime gal apie jaunimo nevyriausybinės organizacijas, tai bendrai prasme, žinojimas, ką pati organizacija gali daryti ir ko jinai negali daryti. Tai yra labai aiškiai kartu su kolegomis susėsti, įsivertinti ir pasikalbėti apie tai. Tai yra, kas būtų, jeigu rytoj arba staiga įvyksta kažkas, ką reikėtų daryti. Reikia turėti tuos planus vidinius, kad nebūtų tikrai didesnio sąmyšio ir kad tie jauni žmonės, kurie yra vienijami, galėtų iš karto gauti žinią, ką ir kur reikėtų daryti. Tai iš tikrųjų kartu su Lietuvos organizacijų taryba mes šį klausimą toliau sėkmingai plėtosime. Mes buvome ir mes jau žinome, kad kai kurios organizacijos turi ir ekspertizę, ir žinojimą, ir planus savo vienokius ar kitokius. Tai Lietuvos skautyje esame kalbėję ir jie patys pasakoja skirtingose formatuose. Žinau, Ateitininkų federacija, taip pat be abejo Lietuvos Raudonasis kryžius ir prisideda įvairiose situacijose, ar tai būtų krizinėse, kai buvo per pandemiją, ar jeigu stichija, stichinė nelaimė vienokia ar kitokia sukelta ir be abejo dar daug kitų jaunieji maltiečiai, tikrai daug yra tų organizacijų. Bet svarbiausias dalykas yra tiesiog tikriausiai, kad pats jaunas žmogus, kaip ir organizacija, savaime nežinos ir nežino, ką reikėtų daryti. Ir galbūt galima ir nuvertinti savo jėgas ir pervertinti gerokai. Dėl tos priežasties, kai kalbame ir kalbu apie įsitraukimą į pilietinį pasipriešinimą ar pasirengimą tam, arba galbūt norą kitokiamis formomis prie gynybos prisidėti, tai svarbiausia yra, man atrodo, vienas iš esminių dalykų, tai yra pažinoti save, tai yra savo organizaciją, savo kolegas ir save patį, save pačius, tokiu būdu tiesiog išmanant ir žinant, kur reikėtų galbūt patobulėti, ar tai būtų vienokioje ar kitokioje srityje organizacinėje, o galbūt ir asmeninėje, kad būtų galima gyventi atitinkamas funkcijas. Mano įsivaizdavimas bendrai yra paprastas. Mes kaip jaunimo organizacijos, ką galime geriausiai padaryti, tai informuoti savo narius apie tai, kur jiems reikėtų ko nors ieškoti,
padėti ugdyti jiems įgūdžius konkrečius arba nukreipti. Mes nebūsime tie, išskyrus, žinoma, tas organizacijas, kurios jau veikia ir daro kažką, ar ta pati Lietuvos Šaulių sąjunga, tikrai be abejo vaidmuo rimtas ir reikšmingas būtų, bet yra organizacijų, kurios tiesiog nedirba tose srityse ir būtų galbūt nebūtinai ir efektyvų ir teisingiausia nukreipti juos vykdyti funkcijos, kurios reikalauja didesnių žinių, kurių kol kas nėra, jeigu jos būtų be abejo. Bet mūsų uždavinys yra ir ne tik savanorius informuoti, kaip įvardinau, juos rengti, bet ir taip pat bandyti siekti kitus jaunus žmonės, kaip esantys aktyvūs mes, supažindinti su šiais dalykais ir galbūt sunaikinti baimę, kuri atsiranda tada, kai sakoma, va, čia kažkas paniką kelia, ar mes turime bijoti, mes žinome, kokios yra galimybės ir rizikos ir mes projektuojame. Kad tai mums reikės, kad dėl to mums reikės išteklius vienur ir kitur nukreipti, yra mažesnė problema, tad vienaip ar kitaip, ar geriau ruoštis, ar geriau bijoti ir nieko nedaryti. Man atrodo, atsakymas yra labai paprastas, tai čia, man atrodo, yra mūsų kryptis tokia. Aš suprantu, labai fainiai. Aš manau, kad Lietuvos moksleivių sąjunga irgi galėtų apie tai pamastyti viduje ir pasigalvoti, koks galėtų būti mūsų tas vidinis planas, mes kol kas jo neturime. Ir aš sakyčiau, kad Lietuvos moksleivių sąjunga pritarė Lioto mintim šioje vietoje. Ir aš skatinu tai kolegas, kad mums to plano reikia ir reikėtų jį padaryti, pasitelkus ekspertus. Umberto, visgi, kur galima tą strategiją paskaityti mokiniam plačią, visiems prieinamą, kur liečia juos kiekvieną individualiai? Tai internete galima tiesiog paieškoti. Susigūglinti? Jo, tiesiog pakartok pavadinimą. Aš tiksliai jo neatkartosiu, gal direktorius galės padaryti, ir man atrodo tiesiog strategija piliečių rengimo, pilietiniam pasipriešinimų strategija. Vienokia ir kitokia forma, raktažodžius suvesite ir rasite. Be abejo, dar yra papildomi čia jau iš mūsų, iš Lioto pusės, žinau viską. Portale mes turime suvedę atskirą kartu su Krašto apsaugos ministerija, bendradarbiaujant informaciją apie karo prievolę bendrąja prasme ir ten gali būti geras startas, tai žinau viską.lt ir be abejo dar daug tų gražių projektų yra, kurie gali padėti susipažinti su tuo, kas vyksta ir ką reikėtų žinoti. Taip, tai pradėjau čia nuo aktualių, kas dabar eina svarbu. Umberto, tada klausimas tau. Mes bet kokiu atveju turime memorandumą tarp Krašto apsaugos ministerijos ir Švietimo mokslo ir sporto ministerijos dėl pilietiškumo ugdymo ir dėl pilietinio pasipriešinimo pasirengimo. Tenais tame memorandume yra, dabar kol kas tik tai memorandumo tekstas, dar kol kas nėra veiksmų plano, jis yra rengiamas šiuo metu. Tame memorandume tenais yra tokie dalykai kaip šaulių kursai mokiniam, kurie vyksta 9 klasėje, tai tie kursai neapima visų mokinių 100%, bet kol kas mokiniai labai teigiamai vertina tų kursų mokymų kokybę ir turinį. Tame memorandume yra numatyta, kad ten bus 100%, to siekiama. Ir bet kokiu atveju yra toks rūpestis, lūkestis, kad kokybė ir turinys nuo to nepablogės ir su resursais bus gerai susitvarkoma. Yra Izraelio pavyzdys. Izraelis prieš savo konfliktą turėjo tokią situaciją ir manau, kad gal vis dar turi, kai važiuodavo Izraelio jaunimas pailsėti paskui Himalajų kalnus Indijoje, nes tiesiog būdavo nusiteikę prieš tą privalomą karinę tarnybą. Ir, aišku, dabar konfliktas parodė, kad tai veikia ir čia galėsit Arūnai pasakyti, ir Juliau, ar taip atrodo jum ar ne. Austrijos pavyzdys yra tai, kad kitos nevyriausybinės organizacijos, pavyzdžiui, kaip Raudonasis kryžius ar Šaulių sąjunga ir taip toliau, galėtų būti kaip alternatyvios tarnybos rūšys, kur kartu prie Krašto apsaugos savanorių pajėgų ir prie jaunųjų karininkų vadų mokymų bei savanoriškos tarnybos, kariuomenė atliekant tų 9 mėnesių kursą, galėtų būti dar kaip viena rūšis. Tai čia yra Austrijos pavyzdys. Labai įdomu, kaip Umberto vertini tą perspektyvą iš tos pusės, ar nebus jaunimo atotrankos. Dėl to, nes kai mes darėm apklausą mokinių, kiek palaiko visuotinį šaukimą, kiek nepalaiko visuotinio šaukimo, kaip Lietuvos moksleivių sąjunga, tai atsakymai buvo maždaug 50-50, buvo šiek tiek daugiau palaikančių. Tai kol kas nuotaikos geros, situacijos geros, bet kaip manai, tai gali paveikti situaciją? Iš aktualių pusės. Tas pasidalinimas 50 į vieną pusę, 50 į kitą, jis galbūt nuteikia
Sakyčiau, neutraliai, bet labiau pozityviau, nes vis dėlto yra, matosi, kad nemaža dalis vis tiek, net jeigu yra 50 pritarančių, yra 50, kurie galbūt nelabai. Tai aktualu ar atrodo priimtina. Tai čia, manau, svarbu yra kalbėtis su moksleiviais, mokiniais, šiuo metu vaikinais, kurie bus šaukiami ir turės sveikatą tikrintis, bet be jokios abejonės ir merginomis. Nes, pavyzdžiui, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba palaiko viso masto visuotinį šaukimą, tiesiog lyginant su ankstesnėmis formomis, kuomet buvo šaukiama dalis. Loterijos principu tiesiog pradėjome matyti, kad viena dalis jaunų žmonių, kurie nestudijuoja ar tiesiog yra kitokius gyvenimo pasirinkimus priėmę, tiesiog sistemingiau, dažniau atlieka tarnybą negu kiti. Ir tai gali kurti papildomų įtampų tarp jaunų žmonių, nes vieni turi pasirinkti ar stabdyti savo planus ir atlikti tarnybą, kuri yra reikalinga ir svarbi. Tai nereikia to pamiršti, įvardinant šitą. Kai mes sakome ir aš sakau, kad tas modelis nebuvo toks geras, nereiškia, kad pats principas, kad tarnybą atlikti reikėtų, nėra teisingas. Reikia to. Ir kalbant apie bendrai, galbūt pradėsiu nuo galimybės, apskritai erdvės atlikti, kaip tą tarnybą atlikti. Tai buvo įvardinta čia. Iš esmės yra 3 būdai. Yra krašto apsaugos savanorių pajėgos, yra jaunesnių karininkų vadų mokymai ir yra nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba. Tai 9 mėnesių čia šitas paskutinis variantas, o kiti truputėlį ilgesni, bet išstyguoti per tuos keliarius metus, kai yra atliekama tarnyba. Tai aišku, detalės bus galima ir vėliau patikslinti, bet anksčiau nebuvo tokio dalyko kaip alternatyvi karo tarnyba. Ir čia reikia labai atsargiai su savokomis mums kalbėti, nes alternatyvi karo tarnyba nėra skirta visiems, ji yra skirta asmenims, kurie dėl savo asmeninių įsitikinimų, ar jie būtų pacifistiniai, ar religiniai, ar kitokie, negali turėti ar laikyti ginklo savo rankose. Ir čia yra pagal Europos žmogaus teisių konvenciją būtinas reikalavimas valstybei, kuri yra pasirašiusi EŽTK, hartiją ir konvenciją Europos žmogaus teisių, kad asmuo turi turėti teisę tą padaryti. Ar mes turėtume kalbėti apie formą, kur jaunas žmogus negalintis dėl sveikatos ar dėl kitų priežasčių atlikti nebūtinai karo tarnybą, bet kažką, kas būtų susiję ir galėtų padėti, aš manau, kad verta apie tai diskutuoti. Nes vis dėlto yra žmonių, kurie turės paremti karius, kurie kovoja ir jų reikia daug. Kiek žinau, reikia maždaug apie 10 žmonių, tokios buvo kalbos, kurie galėtų palaikyti vieną karį, kuris dalyvauja koviniuose veiksmuose ir ginant šalį. Tai yra svarbu. Ir jeigu mes turėsime, tada mums reikia maksimizuoti ir tuos, kurie gali su ginklu ginti šalį, bet ir tuos kitus, kurie nedalyvaus. Yra skirtingi, maždaug čia Šaulių sąjungos vadas, pulkininkas leitenantas Idzelis, buvo pasakojęs, kad iš tikrųjų apie 5% ar 3% įsitraukia maždaug vidutiniškai, kai vyksta ginkluotas konfliktas iš visuomenės, būtent į ginkluotą pasipriešinimą, kovą su ginklu. Tai svarbu yra užtikrinti, kad visi kiti galės padėti ir kad žinos, ką turėtų daryti. Tai manau, kad reikėtų svarstyti ir apie tai. Na, o be abejo, dėl 50% dėl to pasidalinimo, aš sakyčiau, ir siejančios memorandumo, žinoma. Aš manyčiau, kad tai yra puikus žingsnis į priekį, tiek pat ir pilietinių įgūdžių ir gynybos kursai, kuriuos Lietuvos Šaulių sąjunga įgyvendina mokyklose, bet vis dar man atrodo, kad mes bandome gerus sprendimus priimti, labai gerus sprendimus priimti, bet mes vis dar neatrandame to esminio, pamatinio faktoriaus, kuris sąlygoja jaunų žmonių norą įsitraukti į gynybą. Čia prieisim prie pilietiškumo. Jo, būtent. Ir tai yra tiesiog, kaip žmogus jaučiasi valstybėje. Yra žmonių, kurie yra pasirengę tą daryti ir nori tą daryti, bet atsižvelgiant į visus iššūkius, su kuriais jauni žmonės susiduria ir jų ateities perspektyvas, ar tai būtų dėl klimato krizės, ar tai būtų dėl emocinės sveikatos, ar dėl jų fizinės sveikatos, ar dėl bendrai pasaulio padėties, ar dėl perkamosios galios mažėjimo, šitie dalykai daro įtaką. Ir jie daro įtaką tuo būdu, kad jaunas žmogus galbūt nebūtinai yra motyvuotas ginti, nes nežinau, kokia ta jo ateitis bus.
Ir manau, kad mums čia reikia labai daug koncentruotis, bet labai sveikinu bendrą iniciatyvą memorandumo, labai norisi matyti ir daugiau žinoma dėmesio skiriamo ne tik jo formate pilietiškumo ugdymui nuosekliam, ilgesniam, apie bendruomenę kalbant, bet ir jame būtų tas šaunu, nes aš manau, kad vis tiek siejasi šie dalykai, kiek mes esame kartu susiję, kaip bendruomenė, kaip skirtingos bendruomenės ir taip po to vis tiek valstybė yra mažų bendruomenių junginys ir visuma. Ir kariuomenė lygiai tas pats, yra aiškios gijos, tvarkos ir struktūra, kuri turi veikti, o tam, kad jinai veiktų, reikia, kad tos bendruomenės įsijungtų į bendrą vieną tikslą. Man atrodo, čia labai yra įdomios aktualios, kas šiuo metu atvyksta šitam lauke. Ir labai būtų įdomu, Juliau, išgirsti tu pats praėjai dvi tarnybas, du skirtingi tarnybos būdai. Tai galėtum papasakoti, kaip tau sekėsi, kaip jie šiek tiek ir atrodo, tada galėsim paliesti paskui kitus vėliau. Ir kas tau dabar atrodo pagrindinė tokia aktualija? Kodėl yra dabar svarbu kalbėti būtent apie pilietinį pasipriešinimą? Asmeniškai. Jo, tai šiaip, mano visas prisilietimas prie pilietinio pasipriešinimo prasidėjo tom, kad aš buvau 7 metus Šaulių sąjungoje, kaip jaunasis šaulys. Ir tenai aš susipažinau su tais pačiais pagrindais, su tais pačiais basicais, kaip vadinamais. Ir visai galvojau, kad galbūt man tos karinės tarnybos atlikti nereikės, nes aš jau savo kaip ir darbą padariau, čia Šaulių sąjungoje pabuvau, jau savo vasaras praleidau, tos savaitgalius irgi jau atidirbau savo tėvynės labui, bet kažkaip taip gavosi, kad 12 klasėje kartu su draugais mes sugalvojom, kad visai smagu būtų prasmingai. Po to ir linksmai galbūt tuo pačiu praleisti tuos metus po mokyklos, kaip kokia 13 klasė, nueiti į tą 9 mėnesių šaukimo tarnybą. Tai jo, ir taip gavosi, kad mes tiesiog užsirašėm, mes pasitikrinom sveikatą, išėjom tarnaut. Aš vienas į Juozo Vitkaus inžinerijos batalioną, jie visi Alytaus Birutė, Sulonų batalioną. Tai gavosi taip, kad jie smagiai praleido laiką, aš prasmingai praleidau laiką, bet pati tarnyba buvo irgi man dar kitokia, nes tarnavau COVID laikotarpiu, kuomet mes namo grįžom tik tai 3 kartus per visą tarnybą, tai yra prieš Kalėdas, prieš Velykas ir savaitgalis prieš paleidimą, kad civilinius rūbus pasimtumėm. Tai ta tarnyba buvo dar vienokia, dabar labai man pavydu net žiūrėti, kaip šauktiniai kas antrą, vos ne kiekvieną savaitgalį grįžta namo ir atrodo, kad gyvena tiesiog paprastą gyvenimą, kur nieks nepasikeitė. Darbo dienomis užsiėmė, savaitgaliais jau namo grįžta su draugais kieme krepšinį žaidžia. Tai pati tarnyba man asmeniškai buvo sudėtinga tuom, kad reikėjo priimti tą iššūkį, jog tu dabar esi atsakingas už save. Ir labai dažnai tą pastebiu pokytį tarp žmonių, kurie galbūt tarnavo ar tai netarnavo, kad tie, kas buvo kariuomeniai, tai jiems buvo žymiai lengviau persiorientuoti į tą savarankišką gyvenimą, kuomet jau tu išvažiuoji iš savo tėvų namų, jau pradedi studijuoti ir supranti, kad tu esi pats už save atsakingas. Tai tie žmonės, kurie tarnavo, jie sugebėjo persiorientuoti žymiai lengviau, nes kariuomeniai, kai tu ten nueini tuos 9 mėnesius atlikti, tu supranti, kad niekas už tave nepasirūpins, niekas už tave nepadarys nieko, nei lovos paklos, nei tavo ginklą išvalys, tu žinai, kad tu turi pats susitvarkyti, nes niekas to daugiau už tave nepadarys. Tai išugdė man asmeniškai ir disciplinos, ir pagelbėjo perinant į tą savarankišką gyvenimą. Ir manau, kad tą pačią tarnybą buvo atlikti kur kas lengviau, kuomet viduj buvau užsibrėžęs kažkokių asmeninių tikslų, kurie man leido tas dienas leisti prasmingai, ne tik tėvynės labui, bet ir savo paties labui. Pavyzdžiui, buvau užsibrėžęs tikslą, kad būtų smagu sustiprėti, kad būtų smagu svorio numesti, tai džiaugiuosi, kad pavyko 20 kg atsikratyti per tuos 9 mėnesius, nes ir ten ir mityba subalansuota, ir fizinis aktyvumas labai gerai subalansuotas. Tai net jeigu sunku prisiversti sportuoti ar sveikai valgyti, tai ten yra geriausia vieta. Kam reikės tas priaugs svorio, kam reikės tas numes svorio. Tai va. Ar pradėjai dažniau išsimiegoti po to, kai perėjai tos 9 mėnesius? Šiaip kariuomeniai galbūt buvo laikotarpis, kai aš stabiliausiai ir geriausiai miegojau tos 9 mėnesius. 10 val. Ramiai nueini, čiučeliulę, 6 ryto atsikeli, prasibėgi, ir tada visai neblogai. Tai
buvo po kariuomenės, kad tas miego režimas irgi šiek tiek buvo pastaisęs, dabar jau irgi šiek tiek pasileidęs vėjais. Čia jaunimo nevyriausybinės organizacijos. Jo. Umberto dažnai mato, kad jau vakarinę pamainą tino dirbti. Ten jau naktinė, ne vakarinė. Jo, bet tiesiog tas žmogus kiekvienas pasiema iš tos tarnybos, ką jis nori. Vieni pasiema patirtį, vieni pasiema discipliną, kiti pasiema tas pačias išmokas tiesiog. Tikrai nepaslaptis, kad kai kurie žmonės ateina dėl socialinių garantijų, dėl to, kad galėtų lengviau įstoti į universitetą ir tai nėra nieko blogo. Aš manau, kad kiekvienas žmogus turėtų eiti į kariuomenę su savo tikslu, jeigu tai tuo pačiu padeda ir valstybei vystytis ir užtikrinti jos saugumą. Po to šaukimo galvojau, niekada nebegrįšiu į tarnybą, bet prasidėjo karas Ukrainai ir su tais pačiais draugais, su kuriais planavom, užsirašėm į krašto apsaugos savanorių pajėgas. Ir kaip patirtis ten? Tarnyba netokia griežta, galima taip įsireikšti, nes tu esi tik tai 1 savaitgalį per mėnesį, o ne 9 mėnesius pastoviai. Tai kur kas paprašiau derinti su civiliniu gyvenimu, nėra taip įtempta, nes tu tas 2 dienas atbūni ir po to jau gali pailsėti. Tai tarnyba gera, yra pliusų šaukime, kurie buvo geresni, tai galbūt, kad tu gali tas savo žinias labiau įprasminti, įgilinti, nes tu kiekvieną dieną vis treniruojasi ir tau tiesiog viskas įsispraudžia jau automatiškai darosi. O Kaspė tas pliusas, kad tu laisviau ten gali jaustis, nes, lengviau derinti su savo civiliniu gyvenimu. Prieš Kaspo tarnybą pradedant reikia irgi pereiti 3 savaičių, man atrodo, jeigu neklystų bazinį kursą, irgi tokį patį, kurį šiek tiek parengia, paruošia. Nebūtinai, tai čia priklauso nuo to, koks yra pradinis statusas. Kaip paminėjo kolega, tai jis buvo atlikęs privalomą tarnybą. Jis įgijo bazinį karinį parengtumą, tai tiem žmonėm ar jaunuoliam, kurie jau turi įgytą karinį parengtumą, jiem bazinio kurso nereikia, tų 3 savaičių nereikia. Jie ateina jau kaip įgyja karinį parengtumą ir toliau vyksta tik tai karinis rengimas susijęs su kolektyviniu rengimu, aišku, ir individualių įgūdžių palaikymas, o tie, kurie nebuvo tarnavę nei dienos kariuomenėje, tada jie ateina visų pirma į tą bazinį kursą 3 savaičių ir po to jam mokymas organizuojamas jau kaip atlikdami privalomą pradinę karo tarnybą pirmus 3 mėnesius praeina bazinį kario kursą, tai krašto apsaugos savanorių pajėgose tą kursą atlieka per 3 metus. Tai yra išskaidyta savaitgalis. Ir, būna, kad vasaros metu savaitė kitai dar būna tokie didesni mokymai. Būna net atskirai, kad tie, kurie yra kaip ir neparinkti pajėgumai, tie, kurie yra dar netlikę neužsiskaitę tos tarnybos, tai jam būna net ir papildomos pratybos nuo visos kopos, nuo visos rinktinės, negu tie, kurie jau yra atlikę. Tai jiems dar šiek tiek gaunasi, kad dažniau tenka į tas pratybos nueiti, bet tikrai nedažniau negu 2 savaitgaliai per mėnesį. Čia iš viso 1 savaitgalis per mėnesį garantuotai, o ten gaunasi galbūt kažkurį mėnesį iškris dar papildomas savaitgalis ar savaitę, kad tą tarnybą atlikti. Supratau, geras. Tai eikim dabar prie tų temų, kurias šiek tiek palėtėm. Civilinę saugą, čia greičiausiai ne visi galim komentuoti taip atvirai laisvai, ne visų kompetencija, bet aš manau, kad nuo Lietuvos moksleivių sąjungos yra svarbu įgarsinti, kad mes matom civilinę saugą kaip tokią komponentę pilietiniam pasipriešinimui, jog jeigu žmogus asmeniškai nežino, ką daryti ir kaip elgtis tam tikroj situacijoje, valstybės užpuolimo atveju, tai tada jisai puola į paniką ir bando pasirūpinti visom išgalėm savim, ieškoti tos informacijos, pasirūpinti savo vaikais arba seneliais, jeigu mato, kad jie irgi greičiausiai nežino jo vertinimu. Tai tada labai gali būti lengvai toks scenarijus, kad daug piliečių apleis savo civilinės funkcijas. Ir tiesiog gali būti sutrikimas visos valstybės veikimo 1 ar 3 dienas, kai iš tikrųjų reikėtų labiausiai to susitelkimo tą 1-3 dienas pačias pirmas. Tai klausimas yra, kaip galbūt Lijotas vertina, kokių dalykų trūksta iš civilinės saugos pusės formaliajam bendrajam ugdyme, kad būtų galima būti ramiems šituo klausimu. Mes konkrečiai čionais, kaip Lietuvos moksleivių sąjungoje, žiūrim į evakuacijos pratybas visokio tipo ir oro pavojaus ir kaip slėptuvės pažymėtos ir taip toliau. Ir vis tiek greičiausiai
galbūt žino šitos dalykus iš savo veiklos ryčių ir galit papasakoti, nu, vat, kaip moksleiviui reikėtų elgtis arba kur informacijos galima dar ieškoti būtent šituo klausimu. Nu, mes šiek tiek didžiąją dalį jau palėtėm, bet va, būtent iš civilinės saugos pusės. Aš manau, kad nepriklausomai nuo to, kad tikrai yra stengiamas ir dedama daug žingsnių siekiant užtikrinti, kad mūsų civilinė infrastruktūra ir bendrai miestai ir bendruomenės, mokyklos, moksleiviai patys žinotų, ką reikėtų daryti, kur reikėtų ieškoti ne tik užuovėjos, jeigu būtų stichinė nelaimė, bet jeigu reikėtų ir priedangomis ar slėptuvėmis naudotis. Bet vis dėlto aš manau, kad mes vis dar turime daug kur pajudėti. Ypač žinant, dažnai čia lygina su Suomija, ar tokie pavyzdžiai yra iškeliami, kad pažiūrėkite tenais, kaip jie yra pasirengę, bet dažnai yra pamirštama tai, kad Suomija daug ilgiau tą darė. Ir mes dabar turime vytis. Ir mes bandome vytis ir užtikrinti tą mūsų pasirengimą įvairiose plotmėse, bet būtent šiuo atžvilgiu aš sakyčiau, kad ypatingai svarbus būtų lygiai taip pat. Aš negaliu nekalbėti apie ar pačias nevyriausybinės organizacijas, ar tai, kas yra mokykloje pasakojama. Aš atsimenu, kad aš galiu sakyti, mano laikais mokykloje nebuvo labai, sakykime, platus ar nuoseklus ten ugdymas apie kokias nors krizinės situacijas. Aš atsimenu, gal gerai, turėdavom pratybas evakuacijos iš mokyklos, bet nieko daugiau. Žinai, kur tikrai tie baziniai dalykai būdavo papasakojami, bet aš sakyčiau, kad čia yra kaip ir su pirmosios pagalbos kursais. Vairuotojai, kurie turi teisės, vairuotojo pažymėjimą, turi juos praeiti, bet mano klausimas būtų, kiek iš tikrųjų realiai galėtų ką nors padaryti ar prisimintų tie žmonės, kurie, aš pats irgi turiu pažymėjimą. Aš irgi. Vairuotojo, tai bandai atsiminti ir žiūrėti. Ir žinai, gerai, dirbtinis kvėpavimas, gerai, žinai, kad nereikia judinti žmogaus per daug, okei, o kas toliau? Be abejo, bet daugiau, realiai praktiškai, aš manau, kad didžioji dauguma bus tuos įgūdžius pamiršę. Ir šioje vietoje mes turime didelę problemą, kuomet mes net tų įgūdžių neišvystome įvairiausių nuo žinojimo, kur ir kaip orientuotis, ką reikėtų daryti ir bendrai kaip įsitraukti savo bendruomenės gyvenimą. Dėl tos priežasties ir manau, kad toks universalesnis požiūris į jauno žmogaus buvimą visuomenėje ypatingai yra svarbus ir reikalingas tokiame visų pirma tokiame geopolitinėme kontekste, visų antra šiais laikais. Nes mes tiesiog nieko nežinome. Kas ir kaip bus galima prognozuoti, bet jokių garantijų nėra. Ir galų gale, tai yra įgūdžiai, kurie yra naudingi savaime, bendraja prasme. Žinojimas, kaip apsaugoti save, jeigu kažkas nutinka, yra svarbu. Ir tai lygiai taip pat kuria erdves ir vietas, kur mes galim kalbėtis, kaip reikėtų vieni kitiems padėti. Ir būtent tas puoselėjimas šito bendradarbiavimo tarpusavio ir rūpesčio savimi, žinoma, kad padėtum kitiems turi savimi pasirūpinti, bet turi būti gerokai universalesnis ir nuoseklesnis. Nuo ankstesnių daug laikų ir čia labai ir kultūrinis yra dalykas. Bet gera pradžia yra vadinamasis PGI-kas, su pilietiškumo ugdymo programa bandoma judėti, jaunimo nevyriausybinių organizacijų, bet sakyčiau, kad gal iš tos prizmės reikėtų mąstyti apie tai. Supratau, tai iš principo, ką Lietuvos moksleivių sąjunga gali padaryti, kad apie šitą situaciją keistus, kad kokybė viso to, ką mes dabar sakytumėm kaip brandos, kurią tikimės, kad šito civilinės saugos klausimų įgys mokinys, būtų daugiau mokiniams baigus mokyklą. Ar reikia eiti mum ir mokytojus, rodyti pirštų, kurie ten dėsto civilinę saugą nekokybiškai, ar bandyti gaudyti mokyklas, kurios pratybų nedaro ir viešinti tai žiniasklaidoje, kad institucijos, kurios atsakingos už tai pradėtų kreipdėmėsi, ar pozicijas, rezoliucijas rašyti, kad būkit geri, atkreipkite dėmesį į kokybę apklausas, pasidarius. Kaip galvoja, geriau būtų įdėti Lietuvos moksleivių sąjungai? Aš manau, kad paprasčiausiai reikėtų, nežinau, su kitomis ekspertinėmis organizacijomis kalbėtis ir įtraukti. Yra daug tų erdvių, kur būtų galima bendradarbiauti, bet tiesiog neišnaudojamas tos erdvės. Tai čia visų reikia didelio įsitraukimo ir vaidmens. Ir mokyklų, ir mokytojų, ir organizacijų, ir be abejo tiesiog. Aš dažnai sakau, kad nemanau, kad yra
čia gal pačių mokytojų vien žinioje, kad jie galbūt nežino, kaip įdomiai ar aktualiai perteikti informaciją ir žinias moksleiviams. Būtent dėl to reikia rodyti pavyzdžius arba tikrai, žinau, Raudonasis kryžius organizuoja stalo pratybas. Man teko bandyti ten dalyvauti vienose. Tiesiog yra scenarijus, įvyksta kažkokia krizė ir tu esi organizacijos vadovas ir turi bandyti galvoti, ką darytum ir tarti su kitais. Tai nėra taip paprasta, nes ten yra, eina ir kokias 5 minutės maždaug valanda praeina ir tu turi sprendimus priiminėti ir galvoti, ką daryti, jeigu yra potvinis ar kažkas panašaus, ką darysi, kur nukreipsi savo savanorius ar žmonės. Ir tada taip susipažįsti su tais dalykais praktiškai. O aš dar tik tai papildyčiau, norėtų sakyti, papildyčiau atsakymą iš savo pusės, kad galbūt paprasčiausias dalykas ir efektyviausias dalykas, ką mes galim pabandyti visų pirma daryti, tai yra ne tai, kad ten pas žurnalistus eiti viešinti visą informaciją, ne tai, kad ten pozicijos rezoliucijas rašyti, bet tiesiog jeigu tu esi mokinys ir tu matai, kad nieks nevystų civilinė sauga, tu galbūt net nežinai, ar čia turėtų kažkas vykti ir neturėtų, tai tiesiog eiti į savo mokinių tarybą, sakyti, kad žiūrėkit, mes turim problemą, aš asmeniškai galvoju, kad turėtų būti civilinės saugos kažkokios pratybos, kažkokie mokymai, dar kažkas. Ir automatiškai tada mokinių taryba gali eiti pas tą patį direktorių, pas mokyklos administraciją, kalbėtis ir ieškoti galimų sprendimų. Nes galbūt tos problemos labai paprastai įsispręstų vien nuo to, kad mes tiesiog komunikuotumėm. Daug dalykų ir problemų atsiranda dėl to, kad mes nekomunikuojam ir pamirštam, kad mes galim tiesiog kalbėtis, bendrauti, eiti ieškoti bendrų sprendimų. Galbūt net kažkas nepiktybiškai nedaro to, ne tai, kad tingi nenori. Galbūt tiesiog žmonės bijo pradėti daryti, administracijos galbūt nėra per daug patyrusios ties to klausimu. Prioritetai kitur galbūt. Galbūt prioritetai kitur, galbūt, kaip ir pasimiršo, taip liaudiškai sakant. Tai aš manau, kad tiesiog galbūt reikėtų taip draugiškai priminti, pabandyti įsispręsti. Jeigu tai neveikia, aš tada yra visi kiti tie būdai. Bet manau, kad tas pradinis žingsnis turėtų būti toksai, koks nuo pat paprasčiausio lygmens pradėti. Pasikalbėti paprasčiausiai. Labai trumpai komentarą. Labai trumpai. Iš esmės tai mes kartais vartojam tą saugą, civilinį saugą. Aš galbūt daugiau sakyčiau, tai yra visuomenės saugumo klausimas. Tai ką ir buvo paminėta, tai slėptuvės, tai mokykla ar dar kažkas. Ne visos turės galimybę tą slėptuvę padaryti ar įsteigti. Ne tik įsteigti, bet ją reikia prižiūrėti ir visą kitą. Tai tie dalykai turi būti sprendžiami visai kitose institucijose. Dabar jeigu paminėjom irgi vairuotojai, turim pažymėjimą, bet uždėti turniketą teisingai turbūt irgi dar mažiau būtų negu pabandyti atgaivinti dirbtinį kvėpavimą padaryti ir taip toliau. Tai tie praktiniai įgūdžiai, jie turi būti palaikomi ir aš manyčiau, kad mokykla turbūt irgi yra ta niša, kur mes galim tokius dalykus dėti, kalbėtis, mokyti, rodyti, treniruoti. Nesakom, kad visi vaikai greitai viską išmoks, bet palaipsniui kažkokių žinių pamatęs, galbūt stresinį situaciją jis jau prisimintų kažką padaryti. Tai yra tas kompleksinis dalykas, kurio turbūt sunku atskirti, darom ten. Čia yra vienas bendrame. Ir ne vien žiūrėti gaisrininką, kai jis tik tai gaisrą gesins. Jis yra daug platesnis ekspertas ir į kurį galima kreiptis, kai jis pamokytų, parodyti. Jeigu ruošiamės dienai X. Aš įsivaizduoju, tą jausmą, tu išeini iš mokyklos, baigęs 12 klasių ir tu jautiesi, kad tu esi pasiruošęs gyvenimui ir tu jautiesi ramus dėl savo valstybės gynybos ir tu žinai, kur tavo vieta, kur tavo artimųjų vieta. Ir viskas yra tvarkoj. Mūsų visuomenės saugumas yra iš anksto padėtas, tarkim, mokykloje. Kitas tada elementas, jeigu kalbam apie valstybės gynimą, tai kaip ir čia šiek tiek palėtėm, ko reikia, kad jaunuolis, mokinys ar pilietis pasakytų, aš noriu ginti valstybę. Man tai yra svarbu. Pilietiškumas. Tai kalbam apie pilietiškumo ugdymą dabar. Bandom kaip nors greitai čia susisukti, bet mūsų vertinimu yra tokia problema, kad mokyklose vietoj pilietiškumo pagrindų kartais yra dėstomi kitų disciplinų dalykai, tai pavyzdžiui istorijos ar priklauso nuo to, koks mokytojas apsiema dėstyti pilietiškumo ugdymą. Yra ir labai gražių ir gerų pavyzdžių, kur mokytojai atskirai tik tai dėsto ir labai rūpinasi tuo ir jokių būdų neplaka skirtingų programų į vieną, nes tikrai gali būti mokytojų ir čia visiškai pakankamai naujas dalykas. Mokytojų amžiaus vidurkis ir tos informacijos metodinės, kiek yra prieinama, mūsų vertinimu per mažai.
tai galbūt mokytojai nežino, kaip vesti tas pamokas interaktyviai, kad užkabinti tą jauną žmogų ant pilietiškumo, ant susirūpinimo savo valstybę. Tai kaip jūs vertinat, Arūnai, svarbą to pilietiškumo ugdymo? Ar čia mes gerai Lietuvos moksleivių sąjungoje mastom, kad reikia labai daug kalbėti ir prioritizuoti pilietiškumo ugdymą, dėl to, nes be to negali būti pilietiško žmogaus, kuris paskui jau domėsis, kaip jam konkrečiais būdais galima ginti valstybę? Aš manyčiau, kad pilietiškumas, patriotiškumas tai yra pagrindinis ar vienas iš pagrindinių ramsčių valstybės stiprybės. Nes nuo to prasideda, kaip aš suvokiu savo valstybę, kaip aš suvokiu jos saugumą ir visus klausimus susijusius su ją. Tai kai žmogus nelabai supranta, kas tai yra, tai apie tai nekalbam, apie tai nesidomim ir nieko nežinau. Tai labai svarbu, kad tas pilietiškumo samprata, savoka ir prisilietimas prie to būtų nuo pat mažens. Aš net ar manyčiau, kad labai svarbu pradėti nuo pačios šeimos. Tai yra šeima, yra ta pirminė galbūt ląstelė ar grandis, kur to pilietiškumo elementą turėtų atsirasti. Po to taip, bet tai jau būnant 7 metų vaikui, kuris nueina į mokyklą, tai suprantu, kuris būna 10 metų dar. Labai atsiprašau, pertrauksiu, bet kai, čia viskas tvarkoja, tavasme tėvam, labai yra svarbu šitą akcentuoti, bet jeigu mes labiau taip į mokinį žiūrėtumėm, tai bet kokiu atveju įsivaizduokim tokį mokinį, kurio tėvai nesirūpina šituo ir jam tada bet kokiu atveju vienintelis informacijos toks šaltinis, toks pirminis to įgūdžio susiformavimo, tos brandos įgymo, tai yra dialogas su mokytoju ir visa interakcija su mokykla. Visiškai teisingai. Tai irgi nuo ko anksčiau pradedam dėstyti? Aš norėjau pasakyti, kad tas sekantis žingsnis po šeimos yra mokykla, tai yra labai svarbu. O mokykloje baigia mokyklą mokiniai, kas sekantis žingsnis? Tėvais tampa. Tai jie toliau auklėja savo vaikus. Tai va tas stiklas, kuris užsisuka ir jis neturėtų sustoti. Ir kalbant apie mokyklą, tai yra tikrai ta sfera ar ta aplinka, kur tuos daigus šeimoje, ar jeigu jį neišdygo, tai reikia pradėti auginti, o jeigu išdygo, jas reikia puoselėti, auginti ir taip toliau. Tai ir labai teisingai jūs pastebėjot, kad šiuo metu tikrai praėjus tam tikram laikui žmonės irgi keičiasi į gerą pusę, kai kurie pavargsta nuo to gyvenimo, sakim, ritmo ir į savo pareigą žiūri galbūt aplaidžiau, bet labai svarbu, kad tas dalykas, ypač mokyklose, jis neišblėstų ir būtų toks konsoliduotas. Ne taip, kad, kaip ir paminėjot, vienas mokytojas savo dalyką mato, bet sąsojų su kitko nėra, istorija daleiskim, ar dar kažkas. Tai tie dalykai vėl turėtų būti, kai žiūrime kaip į kompleksinį dalyką ir ne tik paskaitos, ne tik kalbėjimas mokykloje, filmukų kažkokio parodymas, bet vėl tokia galbūt ir ekskursijų, aplankymas vietų, kalbėjimas, svečių pasitelkimas, pakvietimas į mokyklą, galbūt kaip pavyzdys ir mūsų tarnybos kariai vaikšto į mokyklą, susitinka su 11-okas, 12-okais ir visa kita mokyklos auditorija ir kalbama apie tos dalykus. Tai, manyčiau, tas kompleksinis priėjimas prie pilietiškumo, patriotiškumo ir turi būti kompleksinis, ne vienas, nefragmentuotas, bet sutelktas viena kryptim, kad mes auginam pilietį, kuris būtų mūsų valstybei lojalus, tai pasakyčiau, ir kuris už ją, jeigu reikės, galėtų ateiti ir su ginklu ginti, jeigu negali, tai yra kiti būdai, kaip prie prisidėti. Valstybės gynybos prisidėti. Supratau. Tai aš iš tikrųjų dabar čia klausant jūsų galvojau, ar aš skaičiau ar neskaičiau pilietiškumo ugdymo programoje apie pilietišką tėvystę. Man atrodo, kad nemačiau nieko šito klausimo, bet labai įdomus aspektas. Umberto, mes tą memorandumą žiūrėjom dviese, ten buvo tokie piešinių konkursai, kaip numatyta priemonė, čia jau kalbant apie galbūt veiksmų planą, kuris vis dar yra derinamas, bet ten bet kokiu atveju dar tokių dalykų yra, tai reiškia nevyriausybinės organizacijos gali apie tai kalbėti ir gali daryti tam įtaką, tai mes, aš manau, darom tai, tu gali patvirtinti, aš bent jau taip vertinu ir klausimas, memorandumo kontekste, kiek mes ten to pilietiškumo ugdymo liečiam, mūsų komunikacija šiaip kaip Lietuvos moksleivių sąjungos su Krašto apsaugos ministerija tai yra oficialiais raštais. Aš žinau, kad greičiausiai su Lietuvos moksleivių sąjungos vadovybė taip yra patogu bendrauti ir kelias.
bet bendrai moksleivius įtraukti yra ganėtinai sudėtinga. Ir yra toks, kaip pasakyti, mūsų pajautimas, kad galbūt yra matymas, kad pilietiškumo ugdymas šiuo metu yra paskutiniai vietoj darbotvarkės, dėl to, nes ką tik yra pakeista atnaujinta programa, kuri yra net mūsų vertinama kaip pakankamai kokybiška šiam momentui, palyginus to, kad turėjom anksčiau. Taip yra finansavimo klausimas, kiek yra konkrečiai laiko pilietiškumo pagrindams skiriama ir yra tai, kad mokiniai vertina šitos dalykus kaip pilietiškumo ugdymas, gyvenimo įgūdžiai kaip mažiau svarbius. Ir mokytojai netgi kartais, čia yra tokių tiesiog pavyzdžių, nesakau, kad čia absoliučiai visą laiką, taip yra, nebandau įti abstrakcijas, bet ir mokytojai kartais žiūri šitos dalykus kaip mažiau svarbius, nes jie išleidžia iš tų pamokų arba tai žiūri, rašo pažymius, vertina ir taip toliau. Tai kaip matai, kokios grėsmės arba kaip pats vertintum visas šitas situacijas? Ar reikėtų pilietiškumo ugdymą pradėti dėstyti anksčiau, galbūt Liotas turi kokią poziciją ar kaip reaguotų? Aš manau, kad čia yra labai kompleksiškas, sudėtingas klausimas bendrai, nes čia reikia žiūrėti iš labai ilgalaikės istorinės perspektyvos mano požiūriu. Tai ilgalaikės šiuo metu turiu galvoje mums kaip žmonėms, žvelgiant į nepriklausomybės pradžią ir bendrai kaip yra ir kaip buvo žiūrima į dalyvavimą, į politiškumą, nes pilietiškumas įgalina politiškumą. Ir daug kas aplinkui mus yra politikos išdava, norime mes to ar ne. Ir pats faktas, kad dalyvavimas ar įsitraukimas į politinius procesus yra vertinamas nebūtinai pozityviai, yra problematiškas mano požiūriu. Tai reikia, manau, čia pradinis, bazinis startas minties. Tai ką aš turiu omenyje? Mes bijome kalbėti apie problemas, apie tai, ką reikėtų keisti, ką reikėtų daryti. Ir mes nesame pakankamai drąsūs mokyklose to daryti. Dėl tiesiog nusistovėjusios tokios tradicijos, kad politika ir partiškumas, šališkumas yra suploti į vieną. Bet politika yra virš partijų. Partijos yra raiška tik tais politikos, nes į politiką eina ir sveikatos apsauga, gynyba, nacionalinis saugumas. Yra labai daug ko, apie ką būtų galima kalbėti. Bet mes to nebūtinai darome. Ir apie ką tada mokytams kalbėti? Tai be abejo, kad atsiranda tada irgi jau to, ko nespėjame. Ir būtent tas niuansas, jeigu aš gerai supratau, kad pataisyk, jeigu klystu, kad tie dalykai kaip gyvenimo įgūdžiai yra vertinami kaip mažiau svarbus, ar ne? Etika, tikyba. Čia yra problema, nes mes pametame pamatinius dalykus, kurie gali papildyti ir padėti moksleiviams ugdyti savo asmenybę, savo įgūdžius, dorybės, vertybės ir išmanymą. Nes tu gali būti pats geriausias matematikas, bet jeigu neturėsi žinojimo kontekstinio apie svarbius klausimus, etinius juo labiau, kas yra teisinga, kas galėtų būti teisinga, kur bus pritaikytas, kur bus tos žinios ir įgūdžiai pritaikyti, ir galvoja, bet kokia disciplinai tai. Tai sakyčiau, kad esminės problemos yra su tuo susijusios, kad pirmiausia tai, ką jau vardinau prieš tai ką tik, antra, būdai, kaip yra ugdomi moksleiviai, ne tik pilietiškumo galbūt pamokose, pilietiškumo ugdymo, bet ir kitur, mes matome ir iš patirties jaunimo nevyriausybinės organizacijose, jauni žmonės nori įsitraukti, jie nori kažką daryti. Kaip direktorius labai puikiai pasakė, ir ekskursijos, ir kažkas kito, kas įtrauktų, nes net ir tas pats kalbėjimas, jisai gali būti įtraukus, jisai gali būti įgalinantis, bet kartais tiesiog nėra įgūdžio ar prielaidos manyti, kad ateis mokytojas ir kažkokią diskusiją užves ir įžiebs. Bet kai tas įvyksta, nes tai įmanoma padaryti, moksleiviai turi minčių, man yra ir daug ką nori pasakyti, man tekia ateiti į salę, pradėti kalbėti, iš pradžių taip nedrąsiai, o po to jie patys jau veda diskusiją ir diskutuoja tarpusavyje. Ir be abejo, simulacijos, įsitraukimas, mes ir bandome dėl to siūlyti tokius metodus kaip mock rinkimai, simulacija rinkimų, kai buvo apie 7,000 moksleivių balsavo rinkimuose kartu vykstančiai su Seimo rinkimais, tokie paraleliniai 9-12 klasių moksleiviai. Bet be abejo, reikėtų nuo anksčiau ugdyti tai, nuo kai kuriuose darželiuose jau tenais yra ugdoma. Nes čia yra įgūdžio klausimas. Ir įpročio klausimas. Šiek tiek pačiupinėjai ir paskui aiškiau būna, kai jau tas dalykas ateina. Be abejo. Taip, žinoma. Ok, Juliau,
Kaip čia pasakyti, aš turėjau tokią situaciją, man pusbrolis pasakojo, kad jis turėjo tokią situaciją, aš gerus 15 metų, nečiau, jeigu ne 20 turėtų būti atgal, kad pilietiškumo pagrindų mokytoja yra padėjus per tą pamoką partijos narių sąrašą ir pasakius, rašykitės. Tai čia mano laikais, aš jau atsimenu, buvo kitaip. Bet kokiu atveju buvo diskusijos, kur mes paliesdavom tiek Landsbergį, tiek Brazauską. Juliau, ką tu atsimeni, kokią galbūt nuotaikinga istorija, o galbūt turi gerąją patirtį iš savo pilietiškumo ugdymo pamokų, kurią galėtum pasidalinti, nes tokių irgi trūksta. Jo, aš turiu gerąją patirtį, tai kad bent jau nebuvo dėstomas kitas dalykas per pilietiškumo pamokas. Jau gerai. Bet esmė tame, kad kai aš buvau, kai mokiausi mokykloje, pilietiškumo pamokas turėdavom, jos eidavo pagal visą tai, kaip buvo nurodyta programai, tai yra viskas ten su to gerai, bet problema tame, kad jos buvo per sausos, tas pilietiškumo pamokos, kur tu gauni storą knygą, 2 storas knygas, ir tu turi pilietiškumo išmokti iš knygų. Mes neturim prie ko prisiliesti visiškai, kad kažką pajausti, pamatyti, suprasti pačią esmę. Tu tiesiog tai žiūri tai, kaip dar į vieną pamoką, kur tau reikia išmokti, kažką iškalti, atsiskaityti. Tai nors ta ir patirtis buvo gera, bet pati programa, kuri tuo metu buvo, jinai neleido to pilietiškumo įprasminti ir pajausti kaip paties, vien dėl to, kad tu tiesiog tai žiūrėjai kaip į vieną dėstomą papildomą dalyką. Tai ta patirtis kaip ir būtų gera, bet aš dėl to galvoju, kad labai reikia daug dėti dėmesio į tas pačias pilietiškumo pamokas, ką Umberto visiškai viską sakė, išsakė. Jo, aš net nesikartosiu, bet ir dėl tų pačių mokytojų man labai smagu, jeigu neklystu, kad prasidėjo kaip tik ir rengimas mokytojų, kur yra jiem rengiami kursai, kaip vesti tas pilietiškumo pamokas, kad jie žinotų. Tai nežinau, kokia aprimtimi tas vyksta, bet labai smagu, nes mes kartais pamirštam, kad irgi mes turim programas, turim moksleivius, bet ta grandis, kuri sujungia tas programas su moksleiviais ir kaip tas programas panaudoja, kaip jas įprasmina, tai yra mokytojai. O mokytojus kaltinti yra lengva, o suteikti jiems žinių ir suteikti galimybę pasakyti, kad jie galbūt kažko nežino, kad galėtų kažką išmokti, kartais tų galimybių trūkdavo. Dabar džiaugiuosi, kad jos atsiranda ir kad mokytojai iš tiesų neturi būti tie, kurie sugeria tą visą dalyką, bet tuo pačiu, kad turi galimybę išmokti ir galbūt iš tiesų dėsit labai geras pamokas. Nes anksčiau buvo ta problema, kad net nėra tokių kaip ir kursų mokymų ir tas mokytas sukasi, kaip jis išmano. Dar vienas geras dalykas, pritariant viskam, ką tu pasakei, Juliau, iš Lietuvos moksleivių sąjungos pusės, ačiū revizijai už atstovavimą, yra niuansas, jog dabar galima pasikviesti nevyriausybinės organizacijas, atvažiuoti pristatyti savo veiklą kaip pilietiškumo pamokų dalis, yra dalis nevyriausybinio organizacijų įtrauktų ir į programą, tai toliau nuotraukos, pristatymai jų ir taip toliau, bet yra situacija tokia, kad mokyklos kartais būtent dėl to, ką paminėjo galbūt Umberto, aš manau, neįsileidžia. Tai Umberto, ar tu matai paskutiniais metais pusantrų kažkokį pagerėjimą šitoje situacijoje ir trajektoriją? Gerėja situacija įsileidimo nevyriausybinio organizacijų ar blogėja? Mano kukliomis žiniomis, jinai ne tai, kad gerėja, jinai truputėlį prastėja. Stagnuoja. Tai sakyčiau, kad čia labai svarbus yra bendradarbiavimas ir ne tik tarp jaunimo nevyriausybinių organizacijų ir tarpusavyje, bet ir kitų veikėjų, ar lauke veikiančių, ar su jaunimu dirbančiomis organizacijomis. Neformaliai teko ir kalbėtis, ar konferencijai buvom su, net tai, kad neformaliai, bet grinai diskutavom konferencijos metu su Šaulių sąjunga. Jie irgi mato tuos dalykus ir iššūkius, jiems irgi tai yra svarbu ir tai yra būtent esminė problema, kad jeigu jaunimo nevyriausybinė organizacija negali ateiti į mokyklą, jai neleidžiama, kaip mes galime tikėtis, kad jauni žmonės pamatys kažką bendramžius, kurie kažką daro įdomaus. 30 kažkur procentų pagal jaunimo reikalų agentūros jaunimo problematikos tyrimą buvo pasakę, kad 23 metų apie 1500 respondentų, kad tie žmonės, kurie įsitraukia į jaunimo organizacijas, yra keisti, silpni ir dar kažkaip panašiai. Tai tas iš tikrųjų labai trukdo veikimui, tinkamam tiek jaunimo nevyriausybinio organizacijų, tiek pilietiškumo ugdymui praktiškam. Tai sakyčiau, kad
vis dėlto pats faktas, kad mes kaip jaunimo organizacijos esame pakankamai jau supratę šitą problemą ir prie to norime dirbti, yra geras dalykas ir tikrai, manau, ilgai nutikais, bet tai reikės darbo, nes kartais interesai ar įsivaizdavimas ar nežinojimas, ką tos nevyriausybinės organizacijos daro, čia gal uždarant savo mintį iš tikrųjų, kartais tėvai net nežino, kur jų vaikai eina dalyvauti. Ir jiems tas natūraliai kelia baimę. Ir aš manau, mes čia turėtume irgi dėti akcentą, tą nežinojimą išsklaidyti. Nes aš girdėjęs apie atvejus, kad jie galvoja, čia kažkoks keistas susibūrimas partinis, nors ten nieko bendro su partija neturi, net ir nebūtų blogas dalykas galbūt, bet tiesiog tėvai nežino, kad tu gali ten išmokti įgūdžių, savanorystės, laiko planavimo, tiesiog, kurie po to pravers ir irgi gal įsitraukti po to į krašto apsaugos sistemą vienokią ar kitokią formą. Bet tada mes to negalim daryti paprasčiausiai. Supratau. Tai iš principo dabar turim žmogų, kuris žino, kaip pasirūpinti savimi ir savo artimaisiais artėjant dienai. Jis yra iš anksto pasiruošęs, jis yra pilietiškas ir nusiteikęs ginti savo valstybę. Ir dabar jau prieinam prie tokių žinių. Tai kaip tada konkrečiai daroma? Ir čia galbūt, Arūnai, galėtumėt papasakot šiek tiek, kodėl dabar visuotinė šaukimo reforma yra padaryta, kodėl būtent dabar, kokie ten tie kriterijai, pagal ką sprendžia politikai, ar kas sprendžia, galite papasakoti dėl to, nuo kada pradedam šaukti visus, tai čia dabar yra numatyti, kad už 2 metų, 27 metais, jeigu neklystu, ir taip trumpai dar šiek tiek papasakoti apie JKVM, kur Umberto galės būti labai pabaigai trumpai pridurti, kadangi jau senka mūsų laikas, kaip JKVM veikia ir kad tas, kad po mokyklos tu gali baigi mokyklą pasirinkti tarnybos būdus. Ar tu eisi į tuos 9 mėnesius, ar tu eisi į JKVM, ar tu eisi į krašto apsaugos savanorių pajėgas. Tai gal aš pirmiausia vieną tokį galbūt argumentą ar sakykim, vertinimą to visuotinio šaukimo savokos. Tai tikrai šiai dienai nėra visuotinio šaukimo. Tai visuotinio šaukimas suprantamas, galbūt geriausias pavyzdys yra Izraelis, kada nepriklausomai nuo lyties ir amžiaus tik tai ribos nustatytos, visi eina iš eilės, net galbūt gali būti neįgalus, bet jam bus surasta vieta, kad jis galėtų atlikti tarnybą. Tai mes tokio modelio kol kas neturim ir kalbam tik tai, kad didžioji dauguma jaunuolių jau yra, sakykime, traukiami tą privalomą šaukimo mechanizmą, taip, tai su to reikėtų ir sutikti. Ir dabar kalbant galbūt apie tuos, kokiais būdais būtų galima prisidėti prie gynybos įgūdžių įgyjimo, ką ir sako Konstitucijos 139 straipsnis. Kiekvienas pilietis turi būti pasirengęs ginti ginklų. Tai jau eilę metų čia turbūt daugiausia žinomas tarnybos būdas yra nuolatinė privaloma pradinė karo tarnyba. Tai yra 9 mėnesiai šiai dienai. Pagal tuos teisės aktus, kurie jau yra patvirtinti nuo 2026 metų, šis tarnybos būdas išliks. Jis šiek tiek yra patobulintas, sakykime taip, kad dalį jaunuolių bus galima tarnybą atlikti 6 mėnesių bėgyje. Tai yra sutrumpintas, -3 mėnesiai. Tai priklausys nuo kariuomenės vado sprendimo, kokių specialybių, kokiuose kariniuose vienetuose, kur nereikalauja galbūt to ilgesnio karinio parengimo. Tai tokia galimybė bus. 9 kaip pagrindas, bet su galimybė iki 6 mėnesių. Kita galimybė galbūt daugiau susijusi su jau įgyta specialybė. Tai yra, jeigu jaunuolis baigęs universitetą, yra baigęs specialybę, kuri reikalinga ir kariuomeniai, IT, ryšių, nežinau, inžinierinių kažkokio aviacijos ir panašiai, tai tokie jaunuoliai taip pat galės būti šaukiami atlikti tarnybą, bet tik tai iki 3 mėnesių. Jis įgis tik tai karinį parengtumą ir po 3 mėnesių jis išleidžiamas į atsargą. Bet esant reikalų, jie būtų rezervo kariai ir panaudojami pagal tai, kur būtų numatoma. Umberto jau paminėjo vieną tokį aspektą, kad galbūt reikėtų pagalvoti apie tos, kurie pagal sveikatą netinkami atlikti tarnybas. Tai nuo 2026 metų taip pat yra jau atsiras tokia galimybė, tie, kurie norės atlikti tarnybą, bet pagal sveikatos vertinimą jis negali atlikti nuolatinis privalomas pradinis karo tarnybos. Tai jį toks palengvintas kažkokios tarnybos atlikimo būdas, jis jau yra numatytas. Ir ta trukmė būtų, jeigu neklystu, 2 mėnesiai. Tai būtų galbūt daugiau per pilietinio
pasipriešinimo ir visai kiti dalykai, visuomenės saugumo ir taip toliau. Tai mažiau, sakykim, to karinio parengimo, bet ta prasme, kad suteikti papildomas žinias, kaip jis galėtų prisidėti prie valstybės gynybos. Toliau einant galbūt irgi ir Umberto buvo paminėjęs alternatyvioji krašto apsaugos tarnyba. Ji jau ir anksčiau buvo, ji dabar yra ir ji išlieka. Bet tik tai kategorija jaunuolių, kurie dėl religinių ar pacifistinių įsitikinimų negali atlikti. Tai šiai dienai tas modelis veikia, jaunuoliai gali rinktis, bet turi atitikti tos reikalavimus. Ateityje, nuo 2026 metų, sakykim, tas aspektas, kur būtų galima atlikti tokią tarnybą, nes dabar tik savivaldybės institucijose ar valstybės institucijose, tai yra numatoma, kad bus galima atlikti tarnybą ir nevyriausybinės organizacijos. Manyčiau, kas yra, tai irgi labai svarbu. Ar tai Raudonasis kryžius ar dar kažkur. Tai mes vėl čia plečiam ir tą spektrą, kur jaunuoliai galėtų atlikti tą tarnybą. Na ir grįžtant prie to jūsų pagrindinio galbūt klausimo, jaunesnių karininkų vadų mokymai, tai viena irgi iš tarnybos atlikimo būdų, kada jaunuolis jau būdamas studentu arba baigėsi aukštąją mokyklą, gali dalyvauti šiuose mokymuose per 3 metus, įgyti karinį parengtumą ir baigti karininko kvalifikaciją reikalingą išsilavinimą ir gauti atsargos leitenanto karininko laipsnį ir jeigu yra pageidavimas, po to gali iš karto tapti ir profesinis karo tarnybos karių. Na ir gal paskutinis tarnybos būdas, ir Julius tikrai gerai labai pažįstamas, tai tarnyba krašto apsaugos savanorių pajėgose. Tai nuo 26 metų taip pat bus ta privaloma pradinė karo tarnyba, organizuota krašto apsaugos savanorių pajėgose. Tai palaipsniui tie skaičiai irgi bus didinami, kur ta galimybė taip pat bus suteikta. Tai jaunuoliai, kurie po mokyklos galbūt iš karto neapsispręs, nebus pašaukti atlikti 9 mėnesių tarnybą ar 6 mėnesių, įstos, pavyzdžiui, į universitetus, tai jiems jau atsiranda galimybė pasirinkti kitus tarnybas. Ar tai tą jaunesnių karininkų vadų mokymus, ar tarnybą krašto apsaugos savanorių pajėgose, ar kažkaip kitaip po to vėliau ir taip toliau. Tai tų galimybių tikrai mes plečiamės ir kai buvo rengiamas įstatymo projektas, tikrai daug buvo kalbėta ir su Umberto ir su visais kitom institucijom, kaip mum atliepti, sakykim, tuos jaunuolių norus ir norą prisidėti galbūt prie tarnybos, prie saugumo, bet tuo pačiu galbūt ir neprarasti tos galimybės siekti aukšto mokslo išsilavinimo, išvykti į užsienį ir panašiai. Lietuvos moksleivių sąjunga iš to klausimų irgi jaučiasi tada išgirsta, nes čia yra tie dalykai būtent, kurių mes siekiam. Umberto, labai trumpai, kadangi mūsų laikas spaudžia. Ar patinka JKVM-as, ar nelabai? Patinka, bet aš žinau, kur aš ėjau. Tai iš tikrųjų vienokia ir kitokia forma aš vertinau, kad būtų prasminga atlikti tarnybą. Juo labiau, kad Lietuvos jaunimo organizacijų taryba pasisako už, visuotinį šaukimą, dar tolimesnį žingsnį negu dabar yra gyvenintas, ką mes sveikiname, tikrai daug diskusijų buvo ir su buvusiu prezidentu Domantu Katelė, bet aš asmeniškai vertinu tai, kaip ir galbūt norėtųsi bendrai kartu susijęti tai su abejonėmis ar baimėmis, kurias kiti jauni žmonės gali turėti. Aš pats iki 20 metų nelabai kažką svarstydavau panašaus apie tai. Aš 20 jau galvojau, bet dar nebuvo pribrendęs galutinai sprendimas. Bet stebint tai, kad iš tikrųjų koks pasaulis yra šiandieną, aš manau, kad yra 2 pasirinkimai. Arba būti geriau pasiruošus, arba būti mažiau pasiruošus ir tikėtis geriausio. Nuo mūsų dalykų priklauso tai, ką mes tiesiog galime įgyvendinti. Ir tai reiškia pasiruošti patiems. Man patinka dėl to, nes tai yra nuoširdžiai iššūkis. Taip, tai yra kas antrą savaitgalį užsiėmimai, bet vis tiek tai reikalauja ir fizinio pasirengimo, tobulinimo ir įgūdžių lavinimo, kuriuos mums Lietuvos karo akademijoje pristato ir moko. Aš Vilniuje atlieku tarnybą JKVM, kursų klausau. Tai iš tikrųjų tai yra labai prasmingas dalykas. Ir labiausiai galbūt norisi ir palinkėti kitiems jauniems žmonėms ir svarstant jau apie ateitį, kad šitas pokytis tikrai gali būti naudingas.
ir tikrai suprantama yra baimė, abejonė, kuri gali būti, bet po to tikrai vertinsime visi, manau, tai kaip gerą patirtį, kuri padėjo išsiugdyti ir padėti dar stipresnius pamatus mums dalyvauti visuomenės gyvenime ir savo karjerai statyti, nes ir disciplina, ir laiko planavimas, ir tiesmukumas, konkretumas yra įgūdžiai, kurie yra be galo reikalingi ir vertingi. Ir tas preciziškumas, kurio reikalauja tarnyba. Tai bendrai paėmus tikrai rekomenduoju. Ir noriu įsitikėti, kad galbūt tos abejonės palaipsniui atlėgs. Okay, fine. Juliau, 3 sakinio kiekvienas po ilgi palinkėjimai Lietuvos moksleivių sąjungos nariams ir mokinių taryboms, ką jie gali daryti, padaliniams, ką jie gali daryti ir nacionaliniai, valdybai, biurui, prezidentui, ką jie gali daryti. Aš galiu šiek ilgesnį tokį vieną. Ne, pabandyk trumpai. Jo. Gali vieną ilgesnį, jūs gali sujungti pasrapėlę. Jo, tai visiems moksleiviam, visom struktūrom aš labai palinkėčiau suprasti, kad mes čia dabar kalbam apie dieną X, apie karą, kaip čia ruoštis jam, bet nepamiršim, kad ir dabar mes jau esam hibridinio karo zonoje ir aš nekalbėsiu apie provokacijas, apie kažkokius išpolius, bet labiau apie tai, kad mes turėtumėm kiekvienas jau dabar nepamiršti rūpintis tiek savo internetinę higieną, tai yra keisti slaptažodžius, nenaudoti jų lengvų, keisti ir naudoti kitokius slaptažodžius skirtingose platformose, naudoti dviejų faktorių autentifikavimą ir panašiai, bet ir tuo pačiu, kai mes scrollinam reelsus, tiktokus, žiūrėti, ką mes laikinam, žiūrėti, kuo mes dalinamės, kad netyčia nepasidalintumėm kažkokią neteisingą informaciją, kažkokią melagieną, ar tuo pačiu nepaskatintumėm kažkokio reels ar tiktoko būsto vien dėl to, kad jis atrodo toksai juokingas. Mes jį palaikinam, bet kitam žmogui jį už tai dėl to išmes, o jisai priims tai kaip galbūt už gryną pinigą. Tai tiesiog būkim atsakingi ir jau dabar saugokimės ir elkimės tikrai tvarkingai internete, nes tai yra svarbus valstybei dėmuo dėl saugumo. Supratau. Dar paskutinis komentaras galbūt būtų iš manęs toks, kad galim dar tikrai kalbėti apie krašto apsaugos discipliną, karinio parengimo discipliną mokykloje. Čia būtų įdomu išgirsti patirtis, bet tada mes matom, kad nebespėjame laiką, pasilikim tai kitoms tinklalaidėms, bet dar tikrai turime apie ką šnekėti. Ir aš norėčiau palinkėti visiems LMS ir ne LMS moksleiviam kelti šitą klausimą, dėl to, nes su jumis buvo egzaminė pravers, sakom tai ironiškai dėl to, nes gyvenime to pravers ir ne tik kiekvienam iš jūsų, bet ir kalbam apie tai, kad kokie mes žmonės išeinam kaip piliečiai ir tai kaip tada kūrėme kitus bei tą valstybę. Tai kelkit klausimus, jeigu nepatinka, kelkit klausimus, jeigu nepatogu, eikit, kalbėkite su žmonėm ir tikrai jie jūs išgirs. Tai va, ačiū labai Arūnai, ačiū Humberto, ačiū Juliau ir iki kitų kartų.